Ramybė jūsų namams, nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Štai ir vėl prabėgo savaitė ir vėl sulaukime dar vieno palaiminto penktadienio. Šiandien laidoje norime pakalbėti turbūt apie dažniausiai mūsų planetoje girdimą žodį – meilė. Apie meilę kuriamos dainos, eilės, filmai. Dėl meilės žmonės būna pasirengę pereiti ugnį ir vandenį, nes meilė skatina žmogų elgtis herojiškai ir kilniai. Visi mes trokštame mylėti ir būti mylimi. Dievas kiekvienam žmogui įdiegė šį troškimą ir išties be meilės mūsų gyvenimas būtų tuščias ir pilkas. Be meilės žmogus yra niekas. Apaštalas Paulius pirmame laiške Korintiečiams 13 skyriuje 1-3 eilutėse sako: Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turėčiau, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Taigi, kas yra toji meilė? Meilė yra įvairi. Graikiškai Biblijoje vartojami 4 skirtingi žodžiai meilė apibūdinti. Pirmasis žodis būtų eros. Tai meilė paremta jausmais. Tai kūniškas ir arba seksualinis protraukis tarp vyro ir moters. Dažnai tokia meilė vadinama chemija. Ji būna paremta jausmais ir nėra pastovi. Jeigu du žmonės vienyje tik šis meilės tipas, tikėtina, kad po kurio laiko, kai fizinis potraukis praeis arba susilpnės, pora iširs. Šitokią meilę galime palyginti su vaiku, kuriam dovanojamas naujas žaislas. Kol žaislas jam yra naujas, vaikas nesiskiria su juo. Bet po kiek laiko naujas daiktas tampa senu ir atsibosta. O jei atsiranda kitas naujas žaislas, tai senasis yra dar greičiau pamirštamas. Taip atsitinka ir su žmonėmis, kurių santykiai būna paremti tik šia eros meilė. Kitas žodis apibūdinti meilį yra fileo. Tai draugiška meilė, paremta tarpusavio interesais ir simpatijomis. Tokia meilė kelia sąlygas. Jeigu tam tikros sąlygos nėra vykdomos, tai ir meilė baigėsi. Didžioji dalis santuokų remiasi būtent tokia meilė, todėl daug jų baigėsi skyrybomis. Trečias žodis apibūdinti meiliai yra storge. Tai toks meilės tipas, kuris apibūdina prisirišimą prie žmogaus ar daikto. Storge labai gerai apibūdina meilę naminiams gyvūnėliams. Tokią meilę jūs galite taip pat jausti, pavyzdžiui, aplinkai, kurioje jūs augote ir prie kurios pripratote. Dauguma žmonių tokią meilę prisirišimą jaučia savo tėvams. Ir ketvirtas žodis apibūdinti meiliai graikiškai Biblijoje yra agape. Tai toks meilės tipas, kuris apibūdina Dievo širdį ir jo charakterį. Šventasis raštas teigia: Dievas yra meilė. Originalo kalba tai skamba Dievas yra agape. Tokia meilė yra besąlygiška, nesavanaudiška ir ištikima. Pats Jėzus Kristus Jono Evangelijos 15 skyriuje 13 eilutėje sakė apie meilę taip: Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Būtent tokią meilę Kristus parodė mums mirdamas ant kryžiaus dėl mūsų išgelbėjimo. Viena iš geriausių meilės apibūdinimų rasime pirmame laiške Korintiečiams 13 skyriuje, kur parašyta: Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Ši ištrauka apibūdina tikrą agapę. Kaip matome, tokia meilė nesiremia vien tik jausmais arba emocijomis. Ši meilė yra paremta didelė atsakomybė ir atsidavimu. Dažnai mes ieškodami meilės, ieškome naujų jausmų arba pojūčių, fizinio potraukio, bendrų interesų, išoriškos kažkokios išvaizdos, populiarumo ar turtų, bet mes nesame pasirengę aukotis vienas dėl kito ir pamirštame, kad tikra meilė ir yra pasiaukojantis bei altruistiškas elgesys. Nes tikra meilė labiausiai pasireiškia per veiksmus. Štai kodėl apaštalas Jonas savo pirmo laiško 3 skyriuje 18 eilutėje mums sako: Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.
Taigi mylėti darbu ir tiesa reiškia su savo mylimu žmogumi elgtis kantriai ir gailestingai, nepavydėti, bet kartu džiaugtis jo pergalėmis ir pasiekimais, bei neišpuikti ir nesididžiuoti pačiam prieš savo mylimą. Tikra meilė yra gyva tada, kai tarpusavio santykiuose neieškome naudos savo, nepasiduodame piktumui, nesielgiame nepadoriai. Mylėti reiškia nuolatos pasitikėti savo mylimu žmogumi ir nuolat jo trūkumus ar klaidas žvelgti su kantrybe. Kaip galime patikrinti, ar mes reiškiame šią agapę meilę vienas kitam? Dar kartą pažiūrėkime šventąjį raštą ir įsiklausykime į tikros meilės esmę pirmame laiške Korintiečiams 13 skyriuje, kur parašyta: meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Dabar pabandykite žodį meilė pakeisti savo vardu, pavyzdžiui, Agnė, Rūnas ar Laura, ir tęskime toliau. Tarkim, Laura yra kantri ir maloni, nepavydi ir nesididžiuoja neteisybė, visko vylėsi ir visą ištveria. Taip palyginkite savo veiksmus mylimo žmogaus atžvilgiu ir jūs akivaizdžiai pamatysite, ar mylite jį iš tikro. Jei pamatysit, kad jūsų meilė nėra panaši į besąlygišką agapę arba yra ne visiškai tokia ir pasiaukojanti, tuomet turėkite drąsos pripažinti, kad tokių santykių negalima pavadinti tikrąją meilę. Gal tai eros, gal tai strongė arba fileo. Pažinti tikrąją agapę meilę galime ją patyrę. Dievas yra tikroji meilė. Jeigu mes leisim jam apsigyventi mūsų širdyje, Dievas taps mūsų pačių besąlygiškos ir tyros, pasiaukojančios meilės šaltiniu. Viskas, ko žmogui reikia, tai atverti savo širdies duris ir įsileisti į vidų Kristų, kuris padovanojo jums naują širdį, pilną agapę meilės. Tokį atsivertimą mums pažadėjo pats Dievas, kalbėdamas per Ezekielį. Duosiu jums naują širdį, sako Dievas, ir atnaujinsiu jūs nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį. Kiekvienas žmogus, kuris ateina pas Dievą, patiria jo besąlygišką meilę, nes Dievas priima žmogų tokį, koks jis yra. Kiti žmonės, žinodami mūsų ydas, gali atstumti mus, bet Dievo meilėje sąlygų nebūna. Ši meilė atneš jums nesuvokiamą ramybę, pamokys, kaip patirti džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę. O svarbiausia, ši meilė išmokys jūs mylėti ir kitus žmonės. Kaip visada noriu jūs padrasinti išsameu studijuoti Bibliją, daugiau sužinoti apie tikrąją meilę, kviečiu jūs į Biblijos studijų centrą. Gražaus ir palaiminto jums penktadienio ir iki greito pasimatymo.